Na ką, draugai, sveiki. Žodžiu, nusprendžiau parodyti, kaip aš vynioju vėjo generatorių ritės. 11 jau ir susukta. Viena yra čia jau įdėta. 10 čia yra pridėjęs susukta. Dar vieną liką susukti, kadangi vieną liką nutariau, sakau, parodysiu, kaip aš suku. Taip. Ai, va, mano geležiukas. Žodžiu, mano staklytės primityvios, labai paprastas. Paprasčiausias kampuotis iš parduotuvės, prisuktas vienu varžtu prie stalo. Čia per centrus yra pragręžtas skylutės prisukta. Čia prisuktas viršutinis yra laisvai, sakykim taip. Tai čia turiu tokį geležiuką pritaikęs, įkišu čia į vidų, įstatau, va. Kad ritės būtų vienodas tiek tam gale. Ir viskas, pradedu vyniuoti. Ai, medukai. Medukai yra tiesiog nuo medinių kastuvų, kai būdavo, į dabar juk yra. Kastuvai, ten, kas ten dar būna, nu, žodžiu, medinių kotų. Kasimo įrankiai ten ar dar kažkas tai būna. Tai va, tokį seną radau, paėmiau, atsipjojau, pasimatavau pagal pazų plotį, kad man panašiai tiek ir yra. Ir viskas, va, tokio pločio ritės man ir gaunas nuo 1 iki 4 pazą. Tai va, ir toj pat parodysiu, kokiu principu vyksta vyniavimas. Vyniavimas vyksta mano rankiniu būdu, paprasčiausiu. Nėra pas mane kažkokių ten elektrifikuotų ar turbintų kažkokių staklyčių. Nes, nu, aš čia tiek tevinioju, man čia primityvių staklelių tai reikia. Tai ir susisuka va tokios rytės puikiausiai. Nereikia čia kažkokių tai įspūdingų staklių. Jo, jeigu užsiimi vyniavimu, galbūt čia būtų ir per prastos staklytės, nu, jeigu čia staklytėm galima jas pavadinti. Bet, kaip sakau, kaip man tiek, tai tikrai užtenka. Tai gerai, rodysiu tuoj, kaip sekasi vyniuoti. Tai va, žodžiu, vyniavimas vyksta labai primityviai. Tai va, turiu apačioj vėlą varinę. Truputį jos daugiau vynioju. Tada pasiemu galiuką, kokį 20 cm maždaug, žinau, kad ten viduje reikės komutuoti, kad būtų lengviau. Nu, aš paimu taip apie gerą sprindį, taip palieku ir iškišu va galiuką. Žinau, čia matosi, nesimato. Gal truputį pasuksim kamerą. Va, iškišu galiuką. Ir svarbiausia, jeigu jau vyniojat, nekalbėt su kom nors, neužsikalbint, nežiūrėt kažkur bereikalingai. Ir jeigu reikia sustoti, tai stengiuosi jau bent jau ties lyginių skaičių sustoti, kad nepasimestų skaičius. Tai va, ir pradedam vynioti. Dedu ant viršaus, paprasčiausiai, ir vynioju. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir taip reikia suvyniuoti 50 vėjų šiuo atveju. Tai va, vėla pas mane, kaip ir minėjau, yra 1 mm. Į vieną ritę pas manęs gramais yra 105 gramai vario, pasvėriau ant svarstyklių. Paskui, kaip pabaigsiu suvyniuoti, pasversiu, pažiūrėsim, parodysiu kiek. Ir iš viso gausis pas mane 12 ričių, tai 1250 gramų, sakykim taip. Išėmiau iš šito variklio 1300 gramų, o įdedu 1250. Tai 50 gramų arba aš nedadėjau, nu, tiesiog nesugebu įdėti, gal ir galėčiau, bet ten, arba nežinau, čia gal pakomentuotų ekspertai. Nu, bet kaip aš sakau, aš tik mėgėjas, ne profesionalas, nei aš kažką čia mokinu, aš tada tiesiog visiems rodau, kaip man sekasi gaminti. Gerai, suvyniosiu rytę, pratęsiu toliau. Taigi, jau 30 suvyniavau, truputį sutrumpinau laiką, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9 ir 50. Tai 52 turim, atsikerpam galiuką nuo ritės. Aš bent jau darau taip, čia dar paimu susuku truputį. Ir va, ir gaunasi tokia pas mane ritė. Tai parodysiu. Ritė gaunasi va tokia susukta. Čia dabar sujungiau galus. Tai paskui mes paėmam, ištraukiam šitą kalvaduką. Kalvaduką ištraukiam ir išsiėmam. Su viena ranka nepatogu biškį. Ir išsiėmam visą rytą. Išsiėmam rytę. Taip, toj sekundėlę. Taigi, va, išsiėmėm rytę. Vieną galą truputį užsivinioju, kad nepasileistų. Taip, pažiūrim, kiek čia gaunasi tais gramais. Čia tos mano svarstyklėlės irgi. Baisiai jom tikėti negalima. Taip, nunulinam. Nu, šiuo atveju 106 gramai. 1 gramas nežinau, ar tai vielos storis gal truputį skiriasi, ar kas čia, bet tiesiog buvo 105, dabar 106. Tai va taip aplink ir vaikšta, turbūt nežinau, čia gal dėl vario kažkokių mikronų, ar tai lako gal, nežinau. Tai va, žodžiu, tiek žinių. Tu įdedu paskutinę ritę ant štangos, šiandien jau nebedėsiu katuškių. Tai va, visas katuškės suviniotas, 12 vienetų. Svarstyklikės išjungiam savo. Generatorių rytoj vėl po darbo kipsiu. Tada pradėsim dėti rytės. Kaip dėsiu rytės, vėl parodysiu. Kaip rytės viniavau, parodžiau. Kaip staklytės pasigaminti, parodžiau primityvės. Labai primityvės, čia jau paprašiau turbūt nebūna. Ir parodysiu, kaip dėti rytės, kaip užkaiščiuoti, kad rytės neišsimautų. Bent jau kaip aš darau, parodysiu, ne kaip aš kartuoju dar kartą, nemokinu nei vieno. Tiesiog rodau, kaip aš, kiek aš žinau ir kaip aš darau. Tiesiog taip. Tai va, tiek žinių, iki visiems, iki sekančių video.